Labas. Šiandieną pas mus bus visiškai kitoks pokalbis. Norisi, kadangi šis įrašas išeis jau labai artėjant prie švenčių, tai norisi dalintis tuo gėriu, tuo nuoširdumu ir perteikti jums šiandieną pačios vaistininkės istoriją, kurioje tikrai yra labai daug visokių vingių, visokių keliukų, pakilimų, nuosmukių ir panašiai. Bet kodėl aš noriu apie tai pasidalinti, kad tiesiog gal perduoti žinutę, kad viską, ką mes gauname gyvenime, tai yra ne šiaip sau. Yra su kažkokiu tikslu, su kažkokia prasme. Netgi ir tą pačią ligą, kai mes gauname, aš šiandieną asmeniškai savo ligą galiu įvardinti kaip dovaną. Nes šita liga man atvėrė visiškai kitas duris į kitą pasaulį. Ir prie to labai prisidėjo pati Eglutė. Ir kad aš čia per daug neužsitęsčiau, įeisim tiesiog į pokalbį ir apie tai tikrai išklausykit iki galo, nes tikrai bus verta. Tikrai bus verta. Ir dar labai noriu paprašyti, man bus labai didelė dovana, jeigu tu dar nesi užsiprenumeravęs šio kanalo, paspausk mygtuką užsiprenumeruoti. Labai tau dėkoju. Labas, Eglutė. Labas, Andžela. Sveiki visi. Kaip tu jautiesi? Puikiai. Puikiai. Jaučiuosi nusiteikus šventiškai ir kai tu pasakei, kad būtinai pasidažyčiau lūpas raudonai, galvoju, tikrai jau ir man pačiai pasidarė labai įdomu, kas čia bus. Taip. Kiek tai reikia, atrodo, pasidažyti lūpytės moteriams. Tikrai. Vau, iškart kita nuotaika. Tai Eglutė, tiesiog pradžią norėčiau padaryti tokią, kad tiesiog klausytojas suprastų, kad tavo kelias nebuvo toksai takšt. Ir dabar, kaip tu gyveni puikiai, tau reikėjo eiti iki to. Ir aš žinau, kad tai yra tikrai labai jautri istorija, tavo asmeninė, tavo vaikučio ir netgi tavo pačios, kas liečia sveikatą. Tai tiesiog norisi per daug neišsiplečiant tos pagrindinius momentus, kad užakcentuotum, kaip tavo kelias prasidėjo į sveikimą visomis prasmėmis. Tai tikrai tas kelias labai ilgas, bet jeigu suskirstyti jį atkarpomis, tai reikėtų paminėti keletą tokių momentų. Tai būtent, kas mane vedė ir atvedė ten, kur aš esu šiandieną. Tai pirmas etapas, sakykime, buvo paauglystė, vėlyva jau paauglystė, nežinau kaip įvardinti, 16 metų, tai jau nei tokia ankstyva labai ir jau kaip ir į pabaigą. Tai 16 metų būdama aš sugalvojau laikytis drastiškų dietų ir tos dietos išties buvo labai drastiškos, ko pasėkoje aš nusialinau savo imuninę sistemą, sugrioviau, galima sakyti, savo žarnyną. Visokių buvo, net reikalinga atlikti operaciją, tiesiog buvo žarnyno visiška disfunkcija. Ir tuo metu aš dar nežinojau, kad imuniteto namai yra žarnyne. Tuo metu aš to nežinojau. Bet jeigu ir būčiau žinojus, gal su tokiu proteliu, gal nelabai čia kas ir būtų pasikeitę. Antras etapas, tai sekė toliau kaip pasiekmės, kaip pasiekmė to būtent neteisingo elgesio. Tai išvažiavus į universitetą mokintis į Kauną, aš gyvenau Jurbarko rajone, mažame miestelėje.
išvažiavus mokinti, studijuoti, faktas, kad buvo turbūt ir tas, kad pasikeitė būtent pats gyvenimas kaip iš kaimietės, tokios mažo miestelio, ar ne, aš pasidariau miestietė ir man tikrai tai buvo ir stresas, bet ant to mes galbūt daug ką ir nurašėme, tą mano blogą savijautą ir visiškai net neįtariam, kad man besimokinant medicinos universitete prasidės labai tokia, sakykime, ne šių laikų liga, atvira tuberkuliozė, kuri buvo nustatyta tik tai paskutinėje stadijoje, nors ta liga stadijų gal ir neturi, bet tiesiog buvo nustatyta jau tada, kai ji patapo atvira ir kai atsivėrė kaverna. Tai reiškia, kraujavimas prasidėjo iš plaučių ir jeigu tai būtų prieš 50-60 metų, aš tai tiesiog būčiau taip ir nukraujavus ir numirusi. Bet, na, tiesiog atsitiktinumo dėka visiško, kadangi aš tuo metu buvau prie Kauno klinikų, mano gyvybę pavyko medikams išgelbėti. Ir, na, tiesiog buvo visiems šokas, iš kur ta liga pas mane. Mano mama gydytoja, aš nebuvau kažkokia labai suvargusi, badaujanti, bet tuo metu taip pat nesuvedžiau galų, kad čia yra pasiekmė tų drastiškų dietų. Tiesiog tuo metu nesuvedžiau. Dabar viskas labai gražiai susiveda. Kai sugrioviau savo imunitetą, tai reiškia žarnyną, mano organizmas po to ėmus man valgyti toliau badavo. Nes nebebuvo nei sveikų gleivinių, nei fermentų pakankamai, nei gerųjų bakterijų. Ir aš tiesiog nors valgiau, bet mano organizmas nuolatos keletą metų badavo. Ir dar dasidėjo gyvenimo pokytis, ar ne, dar stresiukas ir taip toliau. Ir visi taškai susidėjo, kad čiut nesibaigė mirtimi. Na ir kai, žinot, ačiū Dievui, buvau pagydyta ir prižadėjau savo, kad nu dabar tikrai kažkaip jau su ta sveikata susimsiu. Ir dar toksai vienas prisiminimas, toksai momentas, begulint Kauno ligoniniai, Romainiuose, tuberkulioziniai ligoniniai, man įstrigo vienas toks dalykas, kad labai labai gerai mus maitino. Labai buvo toks super geras maistas, daug daržovių, tokia labai kokybiška mėsa. Nu, žodžiu, buvo tiesiog idealiai subalansuotas maistas ir aš galvojau, kad nu visur ligoninėse taip maitina, bet kiek teko pabuvoti ir prieš ir dar vėliau po, ar ne, ir nu tiesiog, nu tikrai ne, ten tiesiog išskirtinai mus gerai maitino ir aš tiesiog gydytojos paklausiau, kodėl tokios didelės porcijos, kodėl taip tiek daug ir taip sveikai mus maitina. Nes žinot apie ligoninės, ar ne, kaip girdėdavom, Taip, kad nėra ko taip. valgyti. Tai gydytoja pasakė, kad sergant tuberkuliozę, stipriausias vaistas tai yra maistas ir tai yra imuniteto stiprinimas. Norint nugalėti šitą ligą, tai yra mityba ir, nu, žodžiu, imunitetas. Nes ta liga, jinai gali bet kada atsinaujinti. Ir nu, tai gali būti jau paskutinis kartas, kada atsinaujina, nes tikrai mirtingumas nuo šitos ligos yra tikrai didelis. Kalbu apie atvirą tuberkuliozę su kaverna atsivėrusią. Tai va, tai tiesiog, bet tuo metu vėl pasakysiu, kad būdama 3 kurso studentė, taip ir nesupratau, kad, nu tai kas tame maiste yra tokio stebuklingo. Kažkaip vis tiek nesuvedžiau galų, nu tai žinoma, ne daržovės, sveika, vaisiai, bet taip žinojome abstrakčiai, taip bendrai. Nu, visi žinom, kad morkas reikia graužti, ne kopūstus, bet kas ten tokio stebuklingo, apart vitaminų, mineralų, ten nu, tiesiog kažkaip nelabai suvokiau. Ir galvojau, kad žaibas trenkia į tą pačią vietą gyvenime tik tai vieną kartą. Ir po metų aš tiesiog jau buvau tokia atsipalaidavusi ir negalvojau, kad čia jau man kažkas gresia. Ir visai praėjus mažam laiko tarpui
kada aš buvau 8 mėnesį nėščia, aš, na, tiesiog toks paradoksas, toks juokingas, galim sakyti, įvykis įvyko, kad pabaigoje gydymo aš jau buvau išleista namo ir tiesiog man vaistus davė vartoti. Į namus įdėdavo tokių palaidų tablečių antibiotikų, nes labai ilgas kursas buvo. Tiesiog gydytojai pamiršo paminėti, kad šitie vaistai neutralizuoja kontraceptikų poveikį. Tai va, ir būdama 8 mėnesį nėščia, aš sužinojau, pasidarius tyrimus, naujieną, kad man liga atsinaujino, vėl atvira forma ir, nu, žodžiu, kad manęs laukia labai liūdna ateitis, nu, turiu galvoj tą greitą ateitis ar ne, ir kas liečia gimdymą, ir kas liečia žindymą, ir kad nuo vaikelio atskirta būsiu kuriam laikui. Nu, ir tiesiog. Tai tiesiog tave pertrauksiu, gydytoja taip informavo, ar ne, Taip, kad taip, taip gali būti. taip. Ir vėlgi čia kita dar istorija įsijungtų apie pagijimą. Iš tikrųjų, tai vyksta gyvenime stebuklai, galiu tik tai pasakyti, kam bus ta informacija platesnė reikalinga, būtinai pasidalinsiu ateityje. Bet, žodžiu, mano sūnus, pirmagimis mano sūnus, gimė fiziškai visiškai sveikas, nors gydytojai prognozavo, kad bus neįgalus, nes tie vaistai, kuriuos aš dar būdama nėščia kažkiek naudojau, nes nežinojau, kad laukiuosi, jie sukelia fizinius apsigimimus ir man buvo labai labai siūloma daryti abortą. Bet sūnus, ačiū Dievui, gimė sveikas fiziškai, bet savaime suprantama, jo imuninė sistema, jo imuninė sveikata buvo labai labai didelėme deficite. Ir jisai, būdamas vaikas, labai dažnai sirgo. Ir kai pagalvoju dabar tiesiog, nu, galvoju, kad kas nors duotų dabartinį tą protą žinias, kaip kankinomės iki pusės metų su didžiuliais diegliais ir niekas neužsiminė, kad čia gerųjų bakterijų reikėtų duoti. O tiesiog diegliai buvo, nu, tiesiog, kaip sakau, realiai dėl dieglių gali ir mama pro langą iššokti ir vaiką išmesti. Ta prasme, nu ką reiškia pusę metų nemiegot. Taip. Ir tas sirgimas ypatingai dažnas. Viena liga pasibaigia, kita prasideda, tai ausų uždegimas, tai gerklės, tai bronchai, tai angina, nu žodžiu, vis kažkas vis sukomės ratu, kol vieną dieną, 2,5 metų jam būnant, angina komplikavosi į sąnarių bakterinę, žodžiu, bakterinį artritą žaibinį ir ko pasekoje sustingo jo visi kojų sąnariai nuo klubų iki pirštų galiukų ir prasidėjo didžiulis baisus uždegimas su aukšta ypatingai temperatūra, su didžiuliais skausmais ir šitos situacijos tiesiog nėjo suvaldyti. Buvo 2 savaitės tikro pragaro. Tai tie 3 etapai, žodžiu, gal jie būtų dar ir tęsiasi, ir 4 būtų, ir 5 tas etapas, bet tuo metu tai buvo paskutinis turbūt tas nulašėjęs lašas, kuris mane supurtė taip stipriai, kad aš supratau, kad nu reikia jau keltis, atsibusti, reikia atsibusti, reiškia suimti save į rankas ir viskas, daryti tai, ko nedariau, nes gydytojai prognozavo, kad yra didžiulė tikimybė, kad sūnui ir liks tie sustingę sąnariai visam gyvenimui. Tai va, ir tada atėjo į mano gyvenimą pokyčiai dideli. Oi, nu tikrai čia tą pradžią pradėjom tokią jau labai labai giliai, jautriai ir labai tau, Eglute, dėkoju. Iš tikrųjų, čia mes tik tai galim
įsivaizduoti ir klausytojas, tai mes čia tik tai labai greitai apibėgom tą paviršutiniškai tą istoriją, bet tėvams tiesiog turint kažkokių panašių situacijų ar bent jau įsivaizduojant, tai buvo tai tikrai labai sunkus laikotarpis. Labai. Ypač mamoms, tai čia, o dievai kaip yra sunku. Ir žinai, kas iš tikrųjų, kaip mes galvojam, čia sveikata, čia kaip sakyt, ar ne vaikas sergantis, kad tai čia yra pati didžiausia problema, taip, bet kas nukenčia visa šeima, nukenčia santykiai vyro ir žmonos, nukenčia darbas, nukenčia miegas, nukenčia visas gyvenimas, tu tiesiog nebegyveni, o Taip, tiesiog kenti ir tokiam skausme ir pervargęs esi ir išsekęs ir tiesiog viskas griūna, viskas griūna. taip. Eglutė, tu buvai paminėjusi, kad tavo mamytė yra gydytoja. Taip, Šeimos gydytoja, ar ne? taip, Tai dabar turint tame laikotarpio tokią problemą, jūs turėjot praktiškai visas galimybės tradiciniai medicinai. Galiu taip įvardinti. taip. Mes turėjome visas galimybės patekti į ligonines, pasidaryti tyrimus, pasikonsultuoti su gerais specialistais, jeigu reikia ir atsigulti į ligoninę. Ir man nuo vaikystės atrodė, kad, aš tiesiog, kaip su kokiais marškinėliais gimus, kad tiesiog esu visiškai užtikrinta, saugi. Mhm. Ir jeigu ką, tai žodžiu, mama viską sutvarkys su savo kolegomis ar ne kitų sričių specialistais, nes Taip, teko gyvenime dar pagulėti ir Vilniui ligoniniai dėl žodžiu, dėl sąnarių, dėl kojų, dėl ko ten neatsimenu. Tiesiog, kad viena koja man buvo sutrumpėjusi ten epizodiškai, bet vėl čia dar tokia įdomi istorija, bet aš tiesiog jaučiausi labai saugi. Aš labai, nes mano mama gydytoja ir man atrodė, man niekas negali nutikti, o jeigu ir nutiktų, tai viskas greitai būtų sutvarkyta. Ir taip, kai kas nors paklausia, bet tai kaip tavo mama tada nežinojo čia, vat, ar ne, kad čia taip ir taip, kad čia vat, ir tas sveikas maistas, ir bakterijos. Tai tais laikais, prieš 20 gerų metų, iš tikrųjų mes daug ko nežinojom, medikai. Mes nežinojom, nei kas, pavyzdžiui, yra polifenoliai ten ar ne, flavonoidai, sulforofanai, mes tokių dalykų nežinojom. Ir ką mes mokinomės su mama universitete, tam pačiam, tik tai aš farmacijos fakultetą baigusi gydomai, mes mokinomės apie ligas, apie simptomus lygų, aš mhm. daugiau mokinausi apie vaistus, apie jų sintezę, daug chemijų mokinausi. Ir tai buvo lygos, jeigu apibendrinant, lygos, simptomai lygų, vaistai, bet mes nesimokinome, praktiškai nieko nesimokinome apie sveikatą. Ką Taip, daryti, kad nesusirgti, kad išlaikyti tą sveikatą, mes nesimokinome šito. taip. Tai va dabar įeinant prie šiek tiek jau tos linksmesnės temos, nepaisant to, kad turėjo tiek galimybių, kad mamytė yra šeimos gydytoja, kad galėjote vartoti ant visokiausių vitaminų ir panašiai, Vitaminų mes nevartojom, tai buvo mūsų nevartoti. šeimoje retai naudojamas žodis, vitaminai, papildai, Supratau, nes tai supratau. buvo galvojama, kad tai yra niekas, tai tiesiog yra pinigų švaistimas. Tai va, ačiū, kad pasidalinai, čia yra labai svarbus momentas, nes ant kiek tada pasikeitė tavo požiūris Taip, į dabar į tai, tai tiesiog kaip atėjo į tavo gyvenimą Neolife kompanija. Neolife kompanija tai yra su visa produkcija maistinėmis medžiagomis, natūraliomis. Ar buvo kažkokių pasipriešinimų, kaip tu tai priėmei, reikėjo peržengti save?
Tiesiog šiek tiek papasakok, kaip atėjo šita galimybė pas tavęs. Tai jinai labai bandė visaip ateiti ir visokiais būdais, bet aš vis uždarydavau tai galimybei duris, kadangi su sveikata problemų, kaip minėjau, turėjau ir aš, ir mano sūnus. Jam ir man Nelife kompanijos maistinės medžiagos jau buvo pasiūlyta dar nepriejus tos krizės. Mhm. Tiesiog, tiesiog viena giminaitė siūlė pabandyti kaip naujieną, kaip tokį Lietuvoje naują dalyką ir turėjo jinai jau ir gerų patirčių iš aplinkos. Ir tiesiog siūlė man, kad aš nupirkčiau savo sūnui tų maistinių medžiagų. Ir galima sakyti, taip gan intensyviai siūlė. Ir man atrodė, kad tai visiškai nesąmonė, tiesiog absurdas. Ir aš nenorėjau nei girdėti, nei klausytis, nei diskutuoti tą temą, nes tuo metu, prieš 20 metų, įsivaizduokit, aš dirbau vaistinėje, o mano sūnaus teta, ji buvo pedagogė ir jinai man vaistininkiai, kad tik iškeptai, aš buvau dar didelės vaistinės vedėja, ganėtinai didelės, tuo metu man atrodo, kad jinai jau baisiai didelė, nors ten mūsų darbuotojų nebuvo net 10, bet iš tiesų man atrodo, kad aš ten visko turiu, pačio geriausio, ištirto, antspauduoto, sertifikuoto, patikrinto ir, nu žodžiu, pačio geriausio. O čia man pedagogė siūlo kažkokius tai papildus, kurių nėra vaistinėje. Ir, nu, ta prasme, nu, keiščiau ir kažkaip dar kitaip negali būti. Mhm. Ir, kaip sakyti, ir graudu, ir juokinga tuo metu man atrodė. Taip. Ir kai tas deficitas imuno sūnui, nu, tęsėsi tuos, galim sakyti, visą tą jo tuo metu gyvenimą nuo gimimo iki 2,5 metų, tai tikrai nebuvo taip, kad aš jau sėdėjau ir vis tiek ten susiraukus, įsikibus į savo tuos įsitikinimus ir jau nieko nedariau. Taip, aš jau pradėjau pati duoti jam iš vaistinės tai tų vienokių, kitokių papildų, tai žuvies taukų, tai to, tai nu vis kažką vis jau pradėjau duoti, nors iki to laiko nelabai ten ir sakiau, kad tikėjom. Bet mes neturėjom kažkaip jokio tokio apčiuopiamo rezultato. Nu, galima sakyti, jokio rezultato nebuvo. Ar duodi, ar neduodi, tas pats rezultatas. Bet vis tiek duodavau tikėdamasi, kad jeigu nieko negaus, nu, tai visai bus prastai. Tai va, ir kai jau įvyko tas žaibinis artritas, žinot, nu, kai būna, tu žmogus daug ką padarai ir neadekvačiai, ir daug padarai daug dalykų, kurių, nu, šiaip, jeigu viskas gerai, nepadarytum ar ne. Tai man tuo metu, to supurtimo metu, gal sakykime intuicija, o gal tai Dievo ranka ar neprisidėjo, mes nežinom, kaip dabar čia nutiko, bet man tuo metu sušvietė taip, kad reik bandyti, ko aš dar nebandžiau. Tiesiog nes nebebuvo variantų, aš daugiau nežinojau, ką daryti. Homeopatiją jau buvom pabandę, nu, dar galvoju, šlapimo duosiu gerti. Bet dar nu, kažkaip galvoju, nu kaip, tas mano vaiks nieko nevalgo, nieko negeria, tai kaip tą šlapimą sugirdyti reiks. Taigi, aš operatyviai susiskambinau, kad man kuo greičiau pristatytų tam tikrus 3 produktus. Ir dar iškėliau savo sąlygas, kad jeigu negausiu per vieną dieną, tai ir daugiau ir man nebereikės. Nu, žodžiu, dar tokia visa, Jauna. Taip. susireikšminusi. Nu ir įsivaizduokit mano dideliam nustebimui, pradėjus duoti tas maistinės medžiagas, poveikis tiesiog ne dienomis, o valandomis matėsi. Bet žinot, kai tu duodi tuos papildus, nu kažkaip netikėdamas. Nu galvoju, nu padarysiu, kad nesigailėčiau, suduosiu, nes kad nesigailėčiau, kad blogiau jau būti nebegali, bet toks visas tokiu, nu, neigimu, kad, nu negali būti.
nu negali būti 3 savaitės gydom jau su 3 kursu antibiotikų. Trečia Mhm. savaitė, atsimenu, prasidėjo jau 3 kursas, nes niekas, nu niekaip tas nepataikytas buvo tas antibiotikas. Ir vis tiek jokio rezultato ir tiesiog tu duodi maistinės medžiagas ir tu matai, kad temperatūra jau nebeužkyla iki 40, ten nežinau, vienas. Kiek tam rusiškam termometre buvo, ne, tiek jisai iki Taip, galo ir buvo užkilęs. Tai žodžiu, kad matai, kad temperatūra jau nebe tiek neužkyla, kad jau nuo skausmo vaistai veikia nebe 2 valandas, bet jau 3, 4 jau valandas ištempiam be verkimų, be didžiulių skausmų. Ir tu tiesiog, bet toks neigi, nu netikrai ne nuo papildų. Nu turbūt organizmas pats, nu čia lūžis įvyko, sveikimas kažkoks, nu tiesiog kažkas tą nesukovojo, tas imunitetas galų gale. Ir bet kita pusė galvoja, o gal čia tie, o gal čia tiek vis dėlto tos maistinės medžiagos, bet nu toks riebus didelis klaustukas. Ir, ir tada pasidarė įdomu, kas bus toliau. Ir bėgo dienos, savaitės, mėnesiai ir galų gale aš galėjau patvirtinti 100%, kad vis dėlto tai maistinės medžiagos įtakojo šitą būtent sveikimą ir kad tą imunitetą jo pažadino ir suaktyvino ir uždegimą suvaldė ir na tiesiog aš daviau, žinau, ką aš daviau, 3 papildus ir 100% galėjau teigti, kad čia vis dėlto jie, kai po kelių mėnesių pradėjau iš tavo vaistinėlės išmetinėti vaistus. Nes tiesiog mano sūnus iš visiškai tokio dažnai sergančio vaikučio, visiškai be imuniteto, jisai nustojo sirgti. Žiūriu mėnesis, 2, 3 ir dar neserga, ir dar neserga. Ir dar neserga, ir žodžiu, ten kažkokia slogytė lengvai praėjo. Ir tada aš supratau, kad vis dėlto tai maistas. Tai yra maistas koncentruotoj formai. Nes būtent, kai žinot, įvyko tas toks pagerėjimas, toksai nu, žaibiškas pagerėjimas, aš išsigandau, galvoju, gal čia yra tose papilduose, kadangi nėra jų vaistinėje, gal čia yra kažkas įdėta tokio nelegalaus, nes tuo metu, atsimenu, buvo kažkokie papildai nutverti ten su kaspinuotis viduje įdėtas, ta prasme, kiaušinėlis, kuris taip. ten moterys metė svorį, galvojo, kad čia negalvojo, gal čia vėl kažkoks įdėtas, paskui atsimenu, į kažkokius papildus rado įdėta nimesulido vaisto. Nu ir žodžiu, tuo metu aš galvoju, gal čia irgi kažkas yra įdėta, paslėpta. Ir dėl to jie neina per vaistinės, nu, nes čia nepraeitų tų kontrolių baisių ir kad čia, nu, žodžiu, kažkaip per pogrindžių kažkokiu ir aš pradėjau domėtis labai tyrinėti, nes vis dėlto tai aš daviau juos savo vaikui. Tai Taip. ar tai saugu? Klausimas buvo, ar tai saugu naudoti ilgą laiką, mėnesį, 2 ar ne, ar tai saugu kiekvieną dieną vartoti. Ir kai pradėjau analizuoti, studijuoti sudėtis, Mhm. mano akis taip irgi lygiai greičiai, kaip mano sūnus sveikata gerėjo, tai mano akis su kiekviena diena didėjo. Ir aš tiesiog negalėjau patikėti, kad aš nieko panašaus nebuvau nei mačius, nei girdėjus. Ir kad nieko panašaus negalėjau surasti vaistinėje. Pavyzdžiui, karotenoid kompleksą ar ne su 15 karotenoidų. Man Taip. buvo šokas, man tada ir pyktis ėmė. Kodėl mes čia turim kažkaip sunkiais tokiais keliais nueiti, surasti, kodėl tiesiog negali būti vaistiniai visų šitų dalykų. Ir tokia, žinot, ir neteisybė, ir pyktis, ir džiaugsmas, kad, nu, aš vis dėlto kažkaip nusprendžiau juos duoti savo sūnui ir, nu, tiesiog daug tokių jausmų išgyvenau. Ir vis tiek atrodė daug dar tokių klausimų ir pati pradėjau pabandyti naudoti, nes galvoju, gal ir man kažko reikia, tiesiog iš tikrųjų po kažkiek laiko. Bet kadangi tu mane pažįsti,
ir žiūrovai gal kiti pirmą kartą klausys nepažįsta, tai tiesiog pasakysiu, kad aš esu žmogus, kuris dalinasi. Aš, nu, tiesiog esu tokia, jeigu kažką gero sužinau, būtinai dalinuosi. Tai, žinai, Andžela, ar ne? Taip. Ir kiaušinių naminių kur gauti, ir naminių vištų, ir kur duonos kas iškepa, ir, nu, žodžiu, viską mėgstu labai pasidalinti gerais dalykais. Tai ir čia buvo neišimtis, tiesiog pasidalinau su keliais žmonėmis, kurie, mačiau, irgi vargsta su vaikų būtent sveikatomis ir žiūriu, o, ir tam suveikia, ir tam suveikia. Ir tada man pasidarė galutinai aišku, kad tikrai maistinės medžiagos, kurios yra maiste, daro stebuklus. Tik tai mes, nu, nesuvalgome jų. O Neolife maistinės medžiagos, maisto papildai, tai būtent ir yra tie, tie koncentratai, tos maistinės medžiagos, tie pigmentai, vitaminai, mineralai, kurių mes turėtumėm suvalgyti, bet dėl įvairių priežasčių nesuvalgom. Ir buvo atsakyta į tiesiog į poreikį. Eglutė, tai va dabar tu paminėjai, kad pradėjai dalintis su kitais apie tas maistinės medžiagas, bet aš žinau dar ir iš tavo pasakojimų, kad tu savo prižadėjai vieną dalyką, kad papasakosi visam pasauliui, jeigu tavo vaikas pasveiks, tiesiog skleisi žinią. Tai va, tiesiog trumpai, ką tu savo pažadėjai? Aš savo ir garsiai pasakiau tiem žmonėm, kurie man tų papildų pristatė. Ir vaiko tetai pasakiau ir, nu, tiesiog tuo metu, nieko negalvodama, pasakiau, kad jeigu bus taip, kaip tu sakai, ir mano vaiko sveikata pasikeis ir jo imunitetas sustiprės, tai aš apie tai papasakosiu visam pasauliu. Ir nu, tikrai neįtariau, kad tai bus lemiami žodžiai. Kaip svarbu, ar ne, iš tikrųjų pagalvoti, ką sakai ir ką gali prisikalbėti. Ačiū Dievui, kad prisikalbėjau tuo metu. Taip, taip, tai čia iš vienos pusės taip, tai ačiū Dievui. Tai dabar, kai tu pradėjai dalintis, prieisim dabar jau šiek tiek ir prie kitokios temos, gal norėjau, kad ir būtų gal va šita jau ta pagrindinė mūsų tema šio pokalbio, tai tu pradėjai dalintis ir kaip tu supratai, kad žmogui padedant sveikatinti fizinį kūną, šalimais reikia dar daug kitų dalykų. Kadangi pas tavęs jau yra ilga patirtis, apie 18-19 metų, ar ne? Jeigu neklystu. Vartojimo? Aplamai Neolife, kada jau... Taip, prieš 19,5 metų. Taip. Tai va tikrai per tavo tokį ilgą laiką, kaip tu supratai, kad tai ne vien tik yra papildai, bet yra kur kas daugiau, ko reikia žmogui. Kai žmogui yra blogai su sveikata, žmogus daugiau apie nieką negalvoja. Čia tas posakis labai tiktų, kai tu esi sveikas, turi daug problemų, o kai esi sergantis ar turi sergantį vaiką, tai turi tik vieną problemą. Tai tuo metu aš turėjau tik vieną problemą ir kai vaikelis pasveiko, tų problemų pasirodo yra ir daugiau. Ir jau buvau užsiminus ir apie santykius, ir apie tiesiog visą patį tą gyvenimą. Tai tuo metu aš gyvenau Klaipėdoje, kai mums tos krizės prasidėjo būtent su sūnaus sveikata, nors aš nesu klaipėdietė. Bet tuo metu aš buvau ypatingai vieniša. Atrodo, nu, darbas ir šeima, galim sakyti, sergantis mūsų vaikas. Ir nebuvo laiko nei su draugiam išeiti, nei kažkur nueiti. Jokių, ta prasme, galimybių, nes, nu, tu arba dirbi, arba namie. Ir aš manau, kad šiandien dienai galiu pasakyti, kad tai yra dar vienas labai svarbus papildas, ko reikia žmogui ir be kurio žmogus ima sirgti ir galbūt ir vaikai mūsų dėl to serga ar ne, dėl to mūsų, kaip mes jaučiamės, tėvai, persiduoda tas. Nes tuo metu, man įsivaizduokit, buvo 25 metai. Ir aš buvau tokia vieniša
Ir mano vakarinė malda, nu tikrai tuo metu ne kas vakarą melsdavus, bet tikrai dažnai kartodavus: Dieve, nors vieną draugę man atsiųsk, kad aš, na, tiesiog nesijausčiau tokia vieniša. Ir būtent kai sakiau, kad kai esi sveikas, daug problemų, tai pat išlindo, ar ne, kad aš vieniša. Kol vaikas sirgo, man neatrodė, kad aš vieniša, nes nebuvo kada apie tai galvoti. Ir eidama į Neolife renginius, pasiklausyti pranešimų apie tos papildus, nes aš apie juos nieko nežinojau, ypatingai eidavau, kai atvažiuodavo mokslininkas koks į Lietuvą, aš tiesiog pamačiau vienoj vietoj koncentruotą tokių nenormalių žmonių būrį, besišypsančių, laimingų, tokių pozityvių, tokių energingų, šiltų, tokių apsikabint norinčių tave. Ir man tada, nu, tikrai nenoriu išsiplėsti, bet tuo metu man atrodė ir keista, bet ir tuo pačiu labai taip traukia mane. Traukia mane, kad, nu, kaip tą drugelį į šviesą. Kažkaip man ten atrodė, kad yra labai daug šviesos. Bet žinot, kaip prieš 20 beveik metų, ar ne, į viską, nu, ypatingai, vat, kas liečia tinklinį marketingą tuo metu, nes Neolife'as yra tinklinio marketingo kompanija, mes visada žiūrėjome su tokiais padidintais akiniais, padidintom akim, padidintais stiklais, tiesiog, kad gal čia nenatūraliai yra. Gal čia kažkas už to slypi, kažkur tave čia įtrauks, gal kažkokia sekta, ar ne? O šiandien dienai galiu pasakyti taip, sutrumpintai, kad į Neolife kompaniją didžiausias, jeigu paklaustumėt žmonių, dėl ko čia atėjai, tai didžiausia dalis žmonių pasakys, kad dėl sveikatos. Taip kaip aš, taip kaip tu. Yra žmonės, kurie matė skausmą ir kurie yra turėję tą vieną problemą. Ir daugiau jokių. Tai ir čia žmogus atėjęs, jisai yra jautresnis, jisai žino skausmą, jisai žino, supranta tave, kur tu buvai, nes jis perėjęs galbūt kitą ligą, bet jis perėjęs, jisai supranta, apie ką tu. Ir tada, kai ta sveikata pagerėja, tai, nu, tiesiog atrodo, belieka tik džiaugtis gyvenimu. Ir tu gali paaiškinti tą pozityvumą, kad tu į visą kitą žiūri, nu, žymiai paprasčiau. Tau atrodo, nu, tiesiog dėl ko čia daugiau jaudintis. Jeigu tu sveikas, esi, tavo vaikai sveiki, tai visa kita tik tai čia yra smulkmena. Ir būtent mane labai labai tuo pačiu ir traukia ir nu, aš labai tokia, nu, kaip sakyti, tikrinau, nepatikliai žiūrėjau. Bet ir norėjau, žinot, kaip būna. Ir nori, bet taip ir bijai, nori ir bijai. Ir vis tiek dažniau ir dažniau apsilankydavo tose renginiuose. Ir kol galiausiai supratau, kad pajaučiau savo kailiu, kaip ir tą papildų poveikį savo kailiu pajaučiau, taip ir tos bendruomenės poveikį pajaučiau savo kailiu ir supratau, kad tiesiog papildai, maistinės medžiagos atsako į tą svarbiausią poreikį sveikatą, bet ta bendruomenė, tie žmonės, tai taip pat yra labai labai stiprus papildas. Labai labai tau pritariu, labai. Tai aš asmeniškai pati, ar ne, Eglutė, atėjau dėl sveikatos ir pasilikau dėl žmonių. Nes žmonės, jų palaikymas, nuoširdumas, supratimas, pagelbėjimas kai kada, jisai dar labiau paaktyvina tą sveikimą. Bet tas sveikimas, aš jį vardinu visapusišką. Taip. Bet ta bendruomenės galia, jinai duoda visapusišką sveikimą. Nes pagalvokim, jeigu tu, pavyzdžiui, dirbi net nemėgstamą darbą, ar tu kada nors susimastei, kad ta priežastis gali būti nemėgstamas darbas tavo atsiradusios ligos. Mes net nesusimastom, ne? Toks vat keistas, įdomus dalykas. Tai einam prie pabaigos ir dabar, Eglutė, norėčiau, kad tu pasidalintum. Aš tai žinau, kas vyksta, nes aš kaip dalyvauju šitoj bendruomenėje, esu prisijungusi ir esu labai laiminga, kad padariau šitą sprendimą prieš tiek metų.
bet gal galėtum šiek tiek žmonėm įnešti aiškumo, ką mes darom toje bendruomenėje. Kad žmogus suvoktų, nu, vat jo bendruomenė, viskas, bet ką mes jo darom. Gal netgi labiau išskirčiau tą moteriškumą mūsų tos susibūrimus, sutikim su tuo, kad vis tiek nu, per moterį kokią moters savijautą, tokia ir šeimos savijautą. Tai ypatingai yra labai svarbu, bet nepamirštam nei šeimų, nei vaikų, nei vyrų, tai tiesiog šiek tiek pasidalink, ką mes veikiam šioje bendruomenėje. Mes labai daug ką veikiam ir dabar galvoju, žinai, kaip kažko svarbaus nepamiršti. Yeah. Iš savo pusės tik tai galiu pasakyti, kad mes labai daug ir labai plačiai mylim. Mylim ne tik žmonės, bet išmokstam mylėti save, išmokstam mylėti savo gyvenimą, vertinti viską. Tai tikrai labai visur tvyro ore daug meilės mūsų bendruomenėje. Ką mes darome? Mes priimam žmogų, koks jis yra, su visais jo trūkumais, visais privalumais. Mes priimam. Kodėl priimam? Net šiurpas eina, galvoju, nu vadinasi, tai tikra tiesa. Todėl, kad mes žinom, kad mes nebuvom labai fainos, pūkuotos ir labai pozityvios ir labai kažkokios ten super jau su mumis jau čia visi norėtų būti, nes mes tuo metu, kai atėjom į Neolife, mes kentėjom. Mes daug verkėm, mes daug skausme buvom, mes daug nemiegom ir mes nebuvom fainos. Nes, nu, kaip žmogus labai fainas, kai jisai yra labai nusikentėjęs, ar ne? Bet mes priimdami kitą į tą bendruomenę priimam, nes mes atpažįstam save. Atpažįstam, mes žinom, kokios mes buvom ir, nu, tiesiog mes atveriam savo širdis, savo rankas, ištiesiam. Ir mes tiesiog neteisiam ir visiškai, ta prasme, neapšnekam to žmogaus. Pas mus nėra apkalbų, nėra intrigų. Ir mes leidžiam tam žmogui jo greičiu sveikti, visapusiškai skleistis. Ir mes žinom, kad ir iš savo patirties, ar ne, kai blogai, ar mes jau labai norėjome eiti ten su moterim papinti vainikų, ar ten sausainių pakepti ar kažką. Ne, nes tiesiog mes tą užmiršom ir mes, nu, tas gijimas jisai vyksta ir būnant kartu, ir kalbant, ir veikiant kažką, nes tiesiog sušylant kartu. Ir tada taip mes užsimenam, kad palaukit, tai dar yra ir vyrai, ir su vyrais tada kažkokius darome renginius kartu, kažkokius vakarėlius, tos pačius cepelinus verdam su šeimomis susirinkę, ar ne? Tada susigalvojam, kad stovyklas gal kažkokias padarom, nes ir įtraukti ir vaikus į tą, kad vat, parodyti tą sveikos šeimos modelį, tą sveikatą visapusišką, santykių sveikatą. Kad tu kaip moteris būtų moteriška, kad nu, tiesiog mes pamaitintumėm savo šeimoje vieni kitus tą gerą energiją. Ir tas papildų vartojimas tų maistinių medžiagų galiausiai vieną dieną tampa kaip nu savaime suprantamas dalykas. Ir mes apie tai tiesiog jau nebekalbam susitikę. Juk mes, kai susitinkam su tavim, nekalbam, ar tu, Andžela, šiandien išsivalei dantis, ar tu šiandien pavalgai, ar tu šiandieną nusimaudai, ar ne, ar tu dar kažką padarė. Tai mes nekalbam, nes tiesiog tai yra savaime suprantamas dalykas. Tai mums tų maistinių medžiagų papildų vartojimas tai yra jau toks savaime suprantamas dalykas, bet mes toliau tai tiesiog ką veikiam, tai gyvenam pilna vertį gyvenimą čia. Šitoje bendruomenėje mes esam pilna verčiai. Ir kai prašau žmonių išvardinti jų pagrindinius poreikius, tiesiog ko tau reikia, sakau, kad nu, va, tu būtum laimingas ir kad tu būtum pilnavertis. Ko tau reikia? Visi, žinok, pasako, kad sveikatą tai vardina pirmu numeriu. Gal todėl, kad pas mane ateina dažniausiai žmonės, kurie turi problemų su sveikata, ar ne, ir į vaistinę, ir į asmeninę konsultaciją, ir į renginius. Įvardina visi šeimą, įvardina visi tą savirealizaciją, finansus, ar ne, neužmirškim, nors kad ir kaip nefaina juos įvardinti, bet finansinė sveikata tai irgi yra svarbi.
Kas toliau? Bendruomenė, tai yra kas tave supa, ar ne? Veikla, kurią tu užsiemi. Daug tų poreikių žmonės suvardina. Ir galiu drąsiai pasakyti, nes jau Nelife veikloje esu 19,5 metų, vartotoja esu tiek metų, 16 metų, kai esu veikloje. Ir drąsiai galiu 100% atsakyti, kad Nelife bendruomenė, kompanija, man ta kompanija tai skamba kaip kažkoks toks, nu, kaip šaltas daiktas. Bet ta Mhm. bendruomenė Nelife, tas va, būtent viskas bendrai, kas yra Nelife, atsako į visus pagrindinius žmogaus poreikius. Ir tu tada būni užpildytas. Ir gali tai pavadinti pilnaverčiu gyvenimu. Ir kai tavęs paklausia, ką tu veiki gyvenime, ko tu užsiemi, aš galiu pasakyti, kad aš užsiemu tuo, kad gyvenu pilnavertį gyvenimą. Tai Su kaip čia nuostabiai kartais, jo, pakalbėjai. bet kartais vis tokių smulkmenų nutinka, bet mes nekreipiam dėmesio į jas. Taip, taip. Ir dar Eglutė, o, dar toksai, žinai, man norisi įterpti į tą visą tą pabaigą, kad žmogus, na, išdrįstų, kaip jau kokioj to situacijai bebūtų, kaip jam baisu beatrodytų. Kaip ir aš pagal save, jau labai lietai, mažais tempais, žingsneliais, po truputį, tu matei mane, Eglutė, kokia aš buvau, kai aš atėjau pas tave pirmą kartą. Bet kai tu sakai, kad jau mes buvom toj situacijoje ir jau žinom, kaip galim tiesiog žmogui padėti, bet truputį iš kito žmogaus to noro. Čiut, nors kaip ir bebūtų sunku jį ten ištraukti, bet tas, žinokit, tas čiut, tas truputį, jis pradeda augti ir tu pradedi jaust, kad tu jau pradedi atsibusti. Tai va, norisi dar palinkėti, kad tiesiog neužsibūti savyje, neužsibūti tarp tų sienų ir nebijoti atverti tas galimybės, nors kokios jos beatrodytų, kaip prieš Eglutės pokalbį, ar ne, kaip tu reagavai į tą Nelife iš viso kompaniją, ar ne, kad čia, nu, visokių nusistatymų buvo, baimių ir panašiai, įtarimų. Bet aš manau, geriausias yra dalykas tai, kai tu pats pabandai, pamėgini ir tada gali turėti savo nuomonę, kad, nu, va čia ar taip, bet pas mus yra labai gerai. Pas Ir mus yra. ta laisvė rinktis, kad iš tikrųjų nejaučiau jokio spaudimo. Ėjau kiek norėjau, niekas man neskambino, ta prasme per dažnai pakviesdavo, bet nebuvo jokio brukimo, kišimo, kažkokio tokio nemalonaus poveikio darimo. Ir iš tikrųjų mane tas labai žavėjo, kad vertinamas yra mano sprendimas galutinis, tas mano poreikiai ir kad viskas labai švelniai, bet vėl su tais atidarytais plačiais vartais, ta širdis atverta tų žmonių ir tu tiesiog, kad nenudegtum, žinai, kai jeigu tu esi visą gyvenimą gyvenai su užrištom akim ir ta šviesa gali tave apakinti, tai tiesiog pamažu. Ir iš tikrųjų, nežinau, galbūt tu jau tą norėjai sakyti, bet man taip iš širdies dabar eina, žinai, kad nu, mes tą vat video darom su tavim ne todėl, kad prisiminti, kaip mums čia yra gera ir kad, nu, kad pasipasakoti čia, vat, ir tikėtis, kad, nu, va, čia mes kokios dabar fainos, čia, nu, tokios jau gyvenam pilnatvėje. Bet pagrindinis dalykas, dėl ko darom šitą video, tai yra, kad pakviesti jūs. Taip. Pakviesti jūs, nes sunku patikėti, kai tu esi skausme, kad tu dar kažkam reikalingas esi, kad tu kažkam rūpi. Sunku patikėti, atrodo, tu kam gali būti reikalingas toks vat žmogus, kur pats tiesiog gyvenimu nepatenkintas nusivylęs. Arba žmogus galvoja, kad jisai vienas toks tėra pasaulyje. Taip. Tai tu mums esi reikalingas. Mes dėl tavęs net raudonai lūpas pasidažėm. Tik tai leisk tam vykti. Duok ženklą, parašyk, paduok ženklą ir mes pakviesim tave susitikti. Jo, čia kaip toj dainoj Kunigunda. Kunigundos dvi sėdi.
Tai, nu, labai geras buvo pokalbis, toksai tiesiog viskas ją iš širdies. Man labai gera, kad tu pasidalinai. Iš tavęs labai jautėsi tas nuoširdumas, tikrumas, tyrumas. Ir tikrai tas noras, tas šviesulys toksai einantis iš tavęs, tiesiog atrodo visus žmonės apkabinti, jeigu reikia pagelbėti ir paguosti ir paimti už rankos ir vesti tuo keliu. Bet mes visi žinom, jeigu žmogus to nenori pats, mes nieko nepadarysim už jį. Tad truputį prisimti atsakomybę už savo gyvenimą. Ir jei esi dugne, tai linkime visiškai pasiekti dugną, su abiem kojom ant to dugno atsistoti ir atsispirti, kiek turi jėgų. Bet jeigu dar esi tik su pirščiuku tą dugną lieti, tai žodžiu, dar gali nepavykti atsispirti. Tai greičiau tą dugną pasiek. Taip, tai tiesiog jeigu rezonavo mūsų pokalbis, yra pateiktos nuorodos, kaip galima prisijungti prie mūsų bendruomenės, bet jeigu yra nedrąsu, visada prašykit. Yra nurodytas elektroninis paštas, pabendraukim. Tiesiog leiskit, video išeis taip, kad jau ant kitų metų slenksčio beveik, tai leiskit kitiem metam to nuostabaus žirgo metam įsibėgėti su nauja pradžia. Vau, kaip čia pasakiau gerai. Tai va tiesiog norisi visiems palinkėti to pakilimo. Nes mes Eglutė su tavim, tu ypatingai dar daugiau matai žmonių, kiek yra, tiesiog apačioje. Bet jie savo noro pačioje. Taip kaip mes. Taip kaip mes, Andžela. Taip. Tai va. Tai ačiū tau. Apkabinam jūs visus. Ir čia bus mūsų šių metų tikrai jau paskutinis video. Aš, Eglutė, noriu dar tau labai padėkoti, siūsti milijoną bučinių, apkabinimų, už tavo skirtą laiką, pastangas, už tavo žinias, kurias tu man leidi skleisti platų pasaulį, kad kuo daugiau žmonių išgirstų apie tai ir mes tęsim toliau tai daryti. Taip. Nes tai yra verta. Taip. Labai verta. Tai ką, nebent dar kokį žodelį, Eglutė? Pilnatvės, visiems pilnatvės. Taip, dėkojame. Ir iki sekančių susitikimų. Taip. Iki kitais metais. Viso. Sudie.